Su vyru visada žinojome, kad norime turėti vaikų. Nuo pat santuokos pradžios siekėme šio tikslo. Kai gydytojai pasakė, kad natūraliai pagimdyti vaiką galimybės neturime, iškart apsvarstėme įvaikinimo galimybę. Taip, po 19 metų santuokos priėmėme sprendimą daugiau sveikatos negadinti ir įsivaikinti. Aplinkoje turėjome pažįstamų, kurie buvo įsivaikinę ir matėme, kokie jie laimingi padarė tokį sprendimą. Net negaliu įsivaizduoti, kaip iki šiol galėjome gyventi be vaikų. Mūsų vaikas yra mūsų didžiausias gyvenime džiaugsmas ir prasmė. Labai džiaugiamės, jog priėmėme tokį sprendimą. Tai mūsų stebuklas. Buvo baimė, kaip bus, kai vaikas nebiologinis. Tačiau jau pirmą kartą pamačius mažiuką supratau, jis mums skirtas, ne kas kitas. Kadangi iki globos ir įvaikinimo neturėjome vaikų, viskas pasikeitė iš esmės, pradedant namų ruošą, laiko planavimu. Iki tol stengiamės sveikai maitintis, o atsiradus mažiukai, maisto kokybė tapo viena iš svarbiausių dalių. Atsirado dar didesnis noras kurti gražius dalykus. Siuvau rūbelius, žaislus. Vis gražinome vaiko aplinką, kartu keliavome, mažiukui vis plėsdami jo pasaulio ribas. Vieninteliai sunkumai buvo kelios nemigo naktys, kai dygo dantys. Bet pasikeisdami su vyru šį trūkumą tuo išspręsdavome. Ilgiausias ir daugiausiai nerimo teikęs laikotarpis – teismo sprendimo laukimas. Nuo vaiko gimimo iki įvaikinimo teismo sprendimo praėjo ne 9 mėnesiai. Nežiūrint net ir to fakto, kad abu tėvai teisme patvirtino savo sutikimą, kad jų vaikas bus įvaikintas. Globa bei įvaikinimas yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir valgyti bei kvėpuoti. Kiekvienas vaikas nusipelno būti mylimas, saugus ir laimingas. Reikėtų šviesti visuomenę apie globą. Keisti jų nusistovėjusį suvokimą, kad globojami vaikai yra kitokie. Visi vaikai vienodi. Norint paskatinti daugiau šeimų globoti ar įvaikinti, tam turi būti sukurta stabili finansinė bazė. Tokiems vaikams reikia ypatingo dėmesio, ypač jei jie pradėti globoti ar įvaikinti ne visai mažiukai. O globėjai, įtėviai turi tam skirti daugiau laiko. Reikia labiau subalansuoti tėvystės ir darbo santykį. Globėjui palinkėčiau ištvermės, nes tėvystė yra šiek tiek iššūkių, bet be galo daug laimės ir džiaugsmo tiek tėvams, tiek vaikams. Vaikutis atsiradęs mūsų šeimoje suteikė tiek džiaugsmo, kad nebuvome net galėję pagalvoti, kiek daug. Tai yra džiaugsmo ir palaimos dovana tiek vaikui, tiek tėvams. Be jokios abejonės,